jūs netgi įsteigite socialinį tinklapį 2 minučių šlovės. Ar taip jau labai jūs tų 40 000 norite? Nežinau, kaip tie 40 000 susijęs su tuo tinklapiu, ką aš turėčiau su jais pasidalinti? Nežinau, kaip jūs norėsite. Pirmiausia, gaukite. Galbūt jūs norit paklausti, ką aš su jais iš tikrųjų darysiu, jeigu gausiu. Ne, aš nieko nepaklausiu, mes to ir pamatysime. Absoliučiai. Šiuo atveju man neįdomu. Aš noriu paklausti jūsų, kas jums padės šiandien. Taigi, praeitą pasirodymą aš deramai nepristačiau savo pagalbininkų kolegų, tai yra Vilniaus universiteto fizikos fakulteto studentų mokslinė draugija. Ir jos nariai, tai yra Tomas, Bronius, Vilius ir Giedrius. O vaikinai nieko nenori pareikšti šiandien? Taip, būtent jie nori tarti keletą žodžių. Leiskime. Prašom, būtinai. Labai norėtumėm padėkoti žmonėms, kurie mums padėjo čia pasiruošti ir visus šios eksperimentus paruošti. Tai yra Fide, ačiū už traukinuką. Linui Karpavičiui norėtumėm padėkoti už Teslą ir taip pat Vilniaus universiteto fizikos fakultetui už tai, kad mes ten studijuojam ir galime daryti tokius dalykus. Bravo, bravo. Dėkojam jūsų rėmėjam, kadangi matau čia daug tokių neįprastų dalykų, išskyrus šitą traukinį Kaunas Vilnius, o visa kita man čia nesuprantama, tai aš ir negaišinsiu, ir neklausinėsiu, mes to viską pamatysime. Taigi, sėkmės, jūsų 2 minutėlės jau prasideda. Kągi, pirmasis bandymas bus Teslos transformatorius. Teslos transformatorius tai yra įrenginys, kuris gali sukurti žaibus. Ir pasižiūrėkim, kaip tie žaibai atrodo. Dabar jeigu atkreipsim dėmesį į tų žaibų spalvą, kad jie yra kitokia, tai yra dėl specialios druskos. Matom, kad druska jau baiginėjasi, dėl to kinta ir spalva. Turbūt visi žiūrėjote Žvaigždžių karus ir matote, kad ten buvo kaunamas iš šviesos kardais. Mitų griovėjai netgi paneigė tą mitą, kad jie gali būti sukurti. Bet mes norim parodyti, kad tikrai galima kovoti šviesos kardais. Taigi, jūs čia matėte tik tai 100 kartų silpnesnę Teslą, negu kurią mes turime. Ir jeigu norite pamatyti mūsų didžiąją Teslą ir dar grojančią, čiupkite savo telefonus ir rinkite mūsų numerį. Na, o antrasis bandymas, bus vadinsis levituojantis traukinukas. Prašom. Taigi dabar pasivažinėsime levituojančių traukinuku. Čia yra traukinukas, kuriame įmontuotas yra supralaidininkas. Jie šaldomi skystu azotu, o jo begeliai yra pagaminti iš labai stiprių magnetų. Ir viso to rezultatas yra skraidantis traukinukas. Jeigu geriau įsižiūrėsite, jis neliečia žemės. Ir paprašysime, ką nors iš komisijos ateiti ir padėti banknotą, kad pamatyti tikrai. Prašau. Bet jeigu turite banknotą, padėkite jį skersai dėkti. Aš visą gyvenimą sunkiai dirbu ir uždirbu 20 litų. Toks tiks? Taip. Bet kai padėsite, jo nebeliks po to. Jis liko, ne? Gal pasilenkite, pasižiūrėti? Dar kartą. Aš galėčiau sėdėti čia iki 12 nakties. Aš galėčiau pagal nusipirkti iš jūsų. Ne, tikrai, taip, atiduokit mano pinigus, ačiū. Galiu eiti? Bet šiandieniniai traukiniai gali būti šiek tiek ir greitesni, jeigu juos patobulinsime, palengvinsime. Tai va. Na ir trečiai, paskutinį bandymą parodysiu aš. Štai šioje vonelėje yra sumaišytas krakmolas, kukurūzų krakmolas ir vanduo. Šita masė elgiasi kaip skystis. Pasižiūrėkit. O, skystis, ne? Žiūrėkit. Tikrai skystis. Dar kartą aš galiu pasemti jums tas skysčią. Žiūrėkit, kaip jis bėga.
Nu, aš dar pabandysiu sugriauti mitą, kad ant vandens, ant skysčio negalima šokinėti, bėgioti. Reikia susikaupti. Gal yra norinčių iš komisijos narių pabandyti? Vitalijus norėtų išsimaudyti. Vitalijau, jūs galite kumščių trenkti. Pabandykite kumščių trenkti, stipriai. Vitalijau, trenksiu užpakalį, ne kumščių. Iš pradžių noriu pasitikinti, ar tikrai skysčiasi. Nu, kaip sekasi? Taigi toks mūsų būtų finalinis pasirodymas. Ačiū visiems. Arūnai, na tai kasgi tas skystis, kas čia buvo? Dar kartą pakartosiu, tai yra vanduo sumaišytas su krakmalu. Kukurūzų krakmalu. Štai prašau, fizika buityje ir jokios čia apgaulės, viską paaiškina mokslas, ar ne? Taip teisingai pastebėta. Genialumas paprastume, gerbėmieji. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs, gerbiamosios, čia neėjot ir visi sveiki, sėdite po šitų eksperimentų, o 20 litų nemačiau, suvažinėjo ar atgavote? Suvažinėjo tam tikrą prasme, bet dabar jie saugiai pas mane vėl. Puiku, puiku. Taigi ką, jūs patenkinti savo pasirodymu? Labai džiugu, kad viskas įvyko puikiai, be nesklandumų. Aišku, žiūrėsime, kaip žiūri įvertins mus. Prašau. Nesuklysiu turbūt, sakydamas, kad čia pats įspūdingiausias, Arūnai, tavo pasirodymas, su kuriuo sveikiname. Aš manau, kad tu būsi, jeigu ne komisijos, tai žiūrovų tikrai gerai įvertintas. Aš savo ruoštų prižadu, kad tikrai duosiu nemažą pažymį. Dabar dėl Teslos ginklo, čia tas pat, kur Wolfensteine su tokiu eini? Taip. Tas pats. Iš to paties žaidimo toks pat principas. Vat irgi galima pasivaikščioti. O kaip minėjau, per finalą tai bus galima pademonstruoti žymiai didesnį ir 100 kartų galingesnį. Dabar jūs turbūt girdit, jūs ten stovėdamas gal ne, bet žiūrovai dabar tikrai girdėjo, kad jūsų balsas buvo iškraipytas dėl interferencijos, dėl kažkokių trukdžių, sklindančių eterių. Jūs skambėjot kaip toksai. Taip. Kodėl? Tai patenka į eterį, taip sakant? Taip, nes jis generuoja pakankamai stiprias elektromagnetinės bangas, kurios veikia patenka į tą dažnio diapazoną, kurį skleidžia ir mikrofonas. Ir jeigu stovėsit ilgai prie Teslos, jeigu ilgai stovėsit, tai tada numirsit nuo galvos skausmo. Anksčiau ir vėliau. Ne. Kaip tik ozonas veikia. Ozono čia labai daug išsiskiria. Ozonas yra be kaip tik buvo nuo kiaulių gripo. Kaip buvo ozonas, buvo patartina jį netgi vartoti, dėl to mes ir stovėjom prie Teslos fizikos fakultete. O jūs atsimenat tokį daiktą, kur vaikystėje darželį mus suvarydavo su juodais akiniais į kambarį, ratu pastatydavo tokią Teslą, kuri buvo iš tikrųjų ultravioletinė lempa. Jūs turbūt to jau išvengėt. To jau išvengėt. Nebeteko jau. Pasidžiaugti. Tai kur čia tas darželis? Jūs nelyskite mūsų pokalbius. Aš noriu tą darželį, man įdomu. Žiūrėkit, ar čia šito, aš atsiprašau, kad taip smalsauja, aš manau, kad daug tam tai... Jūs mokotės fiziko šiandien. Ar čia tas pats principas, kurio veikia ant magnetinės pagalvės važiuojantis traukiniai realiai, ar ne? Taip, panašus principas taip pat kaip ir važinėja traukiniai yra, kai kur netgi tai yra pritaikoma. Panaudojamas superlaidininkas, o kitur yra naudojami paprasčiausiai skirtingi magnetų poliai. Iš yra pagrindė magnetinė levitacija. Čia užteksiu, čia. Levitacija yra skraidimas. Taip. Tai labai įdomu. Tai gal jums tik tai įdomu? Aš dar norėjau paklausti, kiek kainuoja tas traukinys? Vis tiek iš fizikos gausite blogą pažymį. Gerai, mes neužsitęskim čia. Dabar Violeta nori paklausti, kodėl tas daiktas. Jinai nieko nenori. Aš suprantu, labas vakaras visų pirma, aš suprantu, kad šitos visus dalykus mokslininkai jau pritaikė ir, kaip jūs jau minėjote, kad toks traukinys jau važinėjo magnetų ir Tesla yra daug didesnė, jinai pritaikyta kažkur dar, nežinau. Ir Jėzus vaikščiojo per vandenį kažkada. Bet šito dalyko aš nemačiau.